Nes toksai susidūrimas tiesiojoje, kur yra vietos, tai jisai absurdiškai atrodo, absoliučiai. Ir vėlgi, jeigu klaustų manęs, kieno aš pusėje, ar ne? O labai įdomu, labai įdomu. Sveiki, čia Greičio formulė, naujas podcastas apie Formulę 1. Su jumis šiandien du Arūnai. Vienas labiau gal pažįstamas iš savo balso, o kitas greičiausiai pažįstamas iš savo rašymo ir tekstų. Tai legendinis Formulės 1 komentatorius Arūnas Volungevičius ir galbūt mažiau legendinis Arūnas Baratinskas iš Formulės 1 LT pirmo sezono pirmos komandos. Na ir manau, kad iki bent sezono galo šiais metais mes palydėsime Formulės 1 čempionatą. Kartu. Aptarsime, kas įvyko praėjusiose lenktynėse, ko gero turėsime anonsuoti ir sekantį etapą ir matyti reguliariai tą darysime prieš kiekvieną šio sezono Formulės 1 etapą. Tikrai taip. Žiūrovams ir klausytojams iš karto siūlau prenumeruoti kanalą, prenumeruoti mūsų podcastą, nes po to papasakosim, kodėl. Bus tam tikrų prizų, tam tikrų žaidimų, tai nepraleiskit progos. Galbūt prisistatytumėm šiek tiek detaliau, Arūnai, galbūt tu, o po to aš papasakotumėm žiūrovam, nuo ko prasidėjo mūsų aistra, mūsų tas Formulės 1 pasija. Aš spėčiau, kad daugelis mūsų žiūrovų dar nebuvo gimę, kai mane ta manija apsėdo, tai buvo žinoma jaunystėje, dar geležinės uždangos laikais, kai informacija realiai buvo labai arba sunkiai prieinama, arba visai neprieinama. Na, paskui prasidėjo tarptautinė spauda ir tik tais vėliau, žinoma, pasinėrėm į tą visą galį interneto pasaulį, kuris na dabar, ko gero, informacijos mums tiekia netgi per daug, negu mes galim suvirškinti. Tai Formulė sudomina mane daugiau estetiniais tokiais sumetimais, bet, na, kuo giliau neriai vandenį, tuo mažiau medžių miške lieka. Tai pasakot labai ilgai nėra ką. Jau beveik 30 metų, kai pradėjau komentuoti. O nuo kelintų metų? Jeigu aš gerai prisimenu, 1996 metais Lietuvos televizija pradėjo tiesioginės transliacijas, na, buvo pertraukėlė čia paskutiniu metu, bet dabar vėl grįžau prie to darbo ir sakyčiau, kad nepaleidžia tave. Ne, be abejo, tai amžinas tobulėjimo procesas ir aš beveik esu tikras, kad net 50% to, ką sieki tame procese, yra vis tiek nepasiekiama, kaip ir viskas gyvenime. Supratau. Labai įdomu. Nu, aš jeigu irgi galėčiau šiek tiek apie save, aš pradėjau pakankamai vėlai domėtis, vėlai lyginant su tavim. Nes aš tik tai 99 pradėjau domėtis, turbūt nuo to etapo, kai Schumacheris susilaužė koją, nežinau, čia buvo sumetimas, sutapimas, bet nuo to etapo. O po to kažkaip įsitraukiau į F1 LT veiklą, pradėjau rašyti straipsnius, turinį kurti ir įdomus faktas, nežinau, gal kas nors žino, gal ne, aš beveik 10 metų tikrai organizavau kartingo pirmenybės. Čia buvo pirmas tokio tipo Formulės 1 fanų mėgėjų kartingo pirmenybės Lietuvoje. Tai jos vadinasi GO1, jeigu kas nors žinot, tai like and subscribe. Aš tikiu, kad Formulė 1 gana gerai žinoma Lietuvoje, na, mažiau ar labiau populiari įvairiuose sluoksniuose, tai aš tikiu, kad tie žiūrovai, kurie įsijungs mūsų laidą, galės išgirsti vieną iš požiūrių. Aš tikiu, kad ne absoliutų ir ne absoliučią tiesą, bet tai bus galimybė, na, pasinerti į tą pasaulį šiek tiek giliau, nes mes pabandysime pamatyti įvykius galbūt ne visiškai tipiškų kampų kartais, stengsimės tą daryti bent jau už paskutinių. Jo, mes nesame įrėminti, tai bandysim pažvelgti iš įvairių kampų. Tai pradėsim turbūt nuo praeito etapo aptarimo. Įvyko daug įvykių, įdomių įvykių. Jeigu pradėsim nuo šeštadienio, turbūt nuo kvalifikacijos, kaip tu Arūnai manai, Noriso nepatikimas į antrą kvalifikacijos etapą, ant kiek jisai įtakojo galimybę jam tiesiog laimėti Azerbaidžane? Absoliučiai įtakojo.
kokias gali viltis teikti tada, jeigu kvalifikuosi 17 vietą, na tiesa, ten pasisekė Norisui dėl to, kad buvo pora žmonių įmančių baudas ar jos gaunančių, bet 15 startinė vieta irgi nedovanėlė. Na, bet kiek aš prisimenu Baku trasą, kuri, na, nėra tokia gili istorija Formulės 1 masteliais, gana tipiška daugeliu požiūrių miesto trasa, su viena išimtimi, ko gero, tai ta tokia, na, gal jinai nėra visiškai tiesioji, bet labai ilga. Bet pridėjus kelis posūkius, kurie nėra reikšminiai posūkiai, jinai virš 2 km ilgio, tai kažkas, kas tą trasą daro labai savotišką. Na ir kai pasižiūri iš paukščio skrydžio, atrodo lyg tai plokščias visai Baku miestas, bet kai važiuoji trasą, pamatai, kad yra ir reljefo skirtumų ir yra tokių posūkių, kuriam yra palengvėjimas. Taigi trasa tokia viliojanti tokiu angažavimusi vairuoti, spausti, tą daryti laipsniškai, bet labai lengvai ir įtraukianti į spastus. Na ir jeigu šiuo atveju Noriso prasta kvalifikacija nebuvo vienas iš tų atvejų, bet jinai buvo susijusi su tuo, kad Estebanas Okonas turėjo nesėkmingą patirtį su praskeltų ratlankių ir dėl to Norisas gavo informaciją apie geltonas vėliavas ir tai jam sutrukdė ratą nuvažiuoti. O va šitoj vietoj, kaip tu manai, Norisas, nes jau ne pirmą kartą jisai pasielgia, na, sakykime, sąžiningai ir dorai. Tuo metu, kai kiti kažkur bando išgauti maksimumą. Jisai ne vienas buvo ten patekęs. Tu vos nelenki į tą iliuziją, kad Hamiltonas būtų kitaip pasielgęs. Galbūt. Bet taip, tai yra, sakyčiau, na, viena iš Noriso ypatybių. Aš kažkodėl priskiriu, nes jisai tokio žmogaus vaizdą sudaro. Ir aš sakyčiau, kad jeigu jisai būtų kitaip pasielgęs, tai labiau mane būtų nustebinęs. Iš negatyvios pusės. Taip. Ne, aš neturiu galvoje, kad žmogus ieškantis galimybių, na, laimėti lenktynės kažkokiu būdu, bet kokiu įmanomu, kad jisai dėl to yra kažkuo blogesnis, atvirkščiai, jisai suinteresuotas, ieško visų būdų. Na ir Hamiltonas paprastai mes jį galbūt žinome iš būtent to, kad jisai ieško tikrai galimybių. Ir kita vertus, jeigu Hamiltonas nebūtų toks visapusiškai kokybiškas ir fokusuotas žmogus, tai jisai būtų tikrai neužauginęs savo varžovo Maxo Verstappeno vaidmenyje. Taip, tai tie dalykai matosi. Na, bet taip, kalbant apie Noriso savaitgalio pradžią kvalifikaciją, tai jinai buvo visiškai palaidota. Na ir vėlgi, McLarenas sureagavo gerai ir vėlgi jų lenktynininkų pora labai ambicinga. Parodė, kad stiprybė visgi yra tame, kad jeigu tu vienoje vietoje praskrendi dėl vienų ar kitų priežasčių, tai yra kitas žmogus, kuris ten ne dėl savo naudiškų kažkokių paskatų, bet tiesiog jisai yra greitas ir jisai gali kovoti dėl pirmų pozicijų. Tiesą sakant, mane nustebino, kad Ferrari demonstravo tokią formą kvalifikacijoje, laisvose treniruotėse. Ir Leclerc'as 4 kartą iškovojo pole poziciją, jeigu aš neklystu. Čia jo trasa, čia jo trasa, jis čia puikiai jaučiasi. Tai tikrai nustebino Ferraris, na, vėlgi tai yra malonu, nes didina tą tokią įtampą ir vėlgi sunkiai nuspėjama eiga lenktynėse ir panašiai. Na, ką dar kvalifikacijoje reikia prisiminti, Mercedesai, ko gero, nesušildė padangų, kaip jie patys tvirtino ir ko gero neparodė potencialo, kurį turėjo savo automobilyje. Ir atvirkščiai galbūt, jeigu apie rezultatus, jeigu pažiūrėsime Red Bullį, tai Perezas atsigavo, bet vėlgi, Perezas šitoje trasoje taip pat dažniausiai gerai pasirodo taip, kaip ir Leclerc'as. Tai ir čia yra su kuo tai gali būti susiję? Tiesiog patinka, tiesiog kažkur kliks in. Kažkas už pažinimo ribų. O tu beje, apie trasą kalbant, kai tu paminėjai apie aukščio pokyčius jo, tu esi žaidęs, nebūtinai ten profesionaliai, bet esi žaidęs. Simuliaciją suvažiavęs. Nes aš esu labai didelis irgi fanatas šito reikalo, turiu namuose plaisytą ir viskas. Tai Baku yra įdomi trasa žaisti. Vat yra trasos, kurios neįdomios žaisti, o Baku yra įdomi. Ten palei tą seną
pylį pakilt, po to toks greitas posūkis į kairę, 2 už jo, labai sudėtinga. Iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Drąsiems. Tas kairys, kur Leclerc'as sudaužė automobilį treniruotėje, absoliučiai paslaptingas posūkis, sakyčiau taip. Na, važiuojant tą trasą bent jau simuliatorėje. Ir realiam gyvenimui jis atrodo dar labiau komplikuotas, kai žiūri filmuotą medžiagą. Įdomus tokie momentai. Tai turbūt kažkuriam iš jų kažkas patinka labiau negu kitiem. Taigi savaitgalis ir kvalifikacija prasidėjo gana įdomiai. Na, turėjom baudų, minėjom tikriausiai, kad Hamiltonas pasikeitė ir vidaus degimo variklį, ir visą eilę komponentų, man atrodo, vos ne visą komplektą. Bet čia daugiau toksai taktinis sprendimas, tai yra sezono ateičiai, nes jau buvo aišku anksčiau, kad jam trūkstų komponentų. Taip pat komponentus pasikeitė, man atrodo, ir Estebanas Okonas tą progą. Ir dar jeigu... Russellui irgi kažką... Russellui kažkokius komponentus, bet neviršienčius dar leistinos normos. Na ir dar, jeigu aš gerai prisimenu, Pieras Gasly, man atrodo, kvalifikacinio rato metu viršijo degalų momentinę sąnaudų normą. Taip. Ir buvo diskvalifikuotas. Tai nebuvo toksai dėl papildomos galios, tiesiog ten perėjimo režime kažkur kompiuteris neįdėliai sutaikė procesus, tai Gaslio rezultatas buvo diskvalifikuotas. Tai va, turėjom tokių pasibaudavimų ir prieš lenktynės rikiuotė šiek tiek pasikeitė. Tai yra, kad esminis iš tų herojų galinčių kovoti dėl pergalės Norrisas startavo iš 15 vietos. Gaila buvo iš tikrųjų. O lenktynėse aš, pavyzdžiui, išskirčiau keletą momentų. Startas, Piastrio lenkimas ir po to avarija. Kaip tu matai pradžią ir esminius momentus. Gaila, kad Norrisas startavo ne iš pirmos pozicijos, nes man būtų buvę tiesiog... Būtų buvę įdomu susilažinti su kažkuo, kurioje vietoje jisai baigs pirmąjį ratą. Pertrauksiu. Yra statistika. Lando Norris on lap 1 in 2024. Jisai laimėjo pozicijų 0 startuojant, o pralaimėjo 18. Kai startuoji iš pirmos vietos, tai tu laimėt vietų negali. Ne, overall čia buvo taip. Gerai, bet, žinai, prisimenant starto procedūrą ir kaip jisai sklandžiai Formulėje 1 įvyko šį savaitgalį, aš visą laiką prisimenu tos filmukus, kai lygina Formulė 3 arba Formulė 2 su Formulė 1. Kai ten startuoja Formulė 2 ir mes matėm, kas buvo Formulės 2 pagrindinių lenktynių metu. Tai nėra susijęs su patirtimi pilotų, aišku, ten atsitikimas toksai buvo, kad žmogaus vieno variklis nenorėjo vežti jo ir buvo baisi avarija. O tuo tarpu Formulėje 1 viskas, sakykime taip, rutiniškai įvyko startas, Leclerc'as iš pole pozicijos pajudėjo puikiai. Na, ten pasinaudojo šiek tiek savo varžovų susistumdymų Perezas, jisai pakilo. Na ir paskui lygtai tokia stabili lenktynių stadija, kurioje atrodė, kad viskas vyksta arti. Tai yra tarpai, visi buvo minimalūs. Pirmam dešimtuke didesnis tarpas, man atrodo, buvo ten nuo Albano. Va, bet po 15 ratų Leclerc'as pradėjo bėgti nuo Piastrio. Ir tai buvo labai įdomus signalas ir mes tik po lenktynių sužinojom, kodėl įvykiai klostėsi būtent taip. Nes atrodė, kad Leclerc'as artėja prie savo vienintelio galimai sustojimo, ar ne? Ir jisai darosi tą laiko buferį, kad galėtų galbūt net gerokai vėliau už savo varžovą sustoti ir turėti gyvesnės padangas lenktynių pabaigoje. Bet faktiškai taip ir įvyko. Tai yra Perezas pradėjo tą lyderių raundą sustojimų ir tai privertė reaguoti Piastrį, bet Piastris turėjo pasirodo saugiklį. O saugiklis buvo su kietom padangom startuojantis Norrisas, kuris galėjo užlaikyti. Taip, kuris būtent atsidūrė trasoje po Pereso sustojimo prieš Perezą pasikeitusi ratus. Na ir McLarenas neįpareigojančiai paprašė Norriso, gal tu galėtum, žinoma, be nuostolių savo, šiek tiek bent porą ratų palaikyti Perezą ir Norrisas, žinoma, vėlgi pademonstravo tokį vėlgi
kuris matyti jam būdingas tikrai bruožą, kad jisai gal ir paliko savo laiko, bet manydamas, kad tai nebus reikšmingas nuostolis jam, jisai šiek tiek palaikė Perezą ir to užteko, kad Piastris galėtų stoti 2 ratais vėliau, tai reiškia turėti jau tam tikrą persvarą. Ten buvo porą sekundžių, tik tai ir jų ir užteko. Liko faktiškai mažiau, sekundės su 10-osiom, sakyčiau, kažkas tokio. O beje, apie pitstopus, tau nepasirodė, kad kažkodėl jie pradėjo stoti per anksti, nes 50 kiek ratų, 54 buvo ratų. Sakyčiau, per anksti. 11-12 jau pradėjo stoti. Bet būtent tokie dalykai daromi tada, kai to NDK, tai yra ankstesnio sustojimo su persvara, pirmo greito rato naujom padangom, tu turi galimybę išlošti poziciją. Tai yra, kad Red Bullis metė kaip iššūkį su Perezo sustojimu. Čia taktinis sprendimas. Ir taip, varžovai turi reaguoti. Ir kadangi Leclerc'as turėjo žymiai didesnę persvarą, jisai galėjo dar vėliau stoti ir jisai tą darė. Tai yra, Leclerc'as atrodė labai su gerom kortom, eina į tą antrą lenktynių dalį, jau su kietų padangų mišiniu. Bet mes faktiškai sužinojom tik po lenktynių, dar po to buvo įvairiausių įvykių, bet tik po lenktynių sužinojom, kad Ferraris neskyrė laiko lenktynių simuliacijai su baltomis padangomis ir neturėjo realiai patirties, jie spėjo, kad Monzoje viskas buvo gerai ir čia bus ir Baku gerai. Bet čia apkrova padangom visiškai kita. Ir pasirodo, kad kai jie atidavė tą laiko buferį vėlesnio sustojimo naudai, jie paaukojo tą persvarą, pasirodė, kad Leclerc'as dar bandė susipažinti, kaip jisai važiuoja su tom padangom. Leclerc'as pasinaudojo tą persvarą tam, kad vėliau stoti ir turėti padangų persvarą gale, bet jis nežinojo realiai, kaip jisai su tom padangom važiuos. Ir kai jisai paaukojo tą laiką, staiga Piastris pamatė, kad Leclerc'as prieš jį ir kad, ko gero, Piastris pagalvojo, kad Leclerc'as labai konservatyviai dabar važiuoja. O gal taip ir buvo? Gal taip ir buvo? Man tai pasirodė bent jau. Bet Piastris, ko gero, priėmė vienintelį teisingą sprendimą. Jisai netgi nesikonsultavo su komanda, jisai suprato, kad jam reikia atakuoti staiga. Now or never. Taip, ir kaip po lenktynių pripažino pats jau kambarėlį atvėsimo, jisai pats nebuvo tikras, ar jam pavyks sustoti, nes mes matėme visi tą lenkimo manevrą. Tikrai toksai buvo primenantis Danielio Ricciardo, ar ne? Fantastiškas, labai vėlyvas, bet optimaliai sugebėjo užgesinti greitį ir staiga lenktynės atgyja su nauja energija. Ir vėlgi, toliau lyg tai vaizdas buvo toks, kad Leclerc'as valdo situaciją, dabar laiko padangų būklė įmanomai geresnė ir turės progą atakuoti gale. Ir taip netgi, ko gero, ir Leclerc'as galvojo. Bet taip ir atrodė, ir netgi per radiją po to šnekėjo. Ir mes keletą tokių epizodų matėme išvažiavimo iš to paskutinio posūkio, reikšminio posūkio. Kaip ir Piastris ir Leclerc'as vienu metu jie vos nesinchroniškai paslydo vienas paskui kitą. Akivaizdu buvo, kad kadangi tai Leclerc'o ne pirmas toks paslydimas buvo toje vietoje, kad jo galinės padangos yra arti ribos. O jisai dar tuo metu sakė, kad man atrodo, kad Piastris jau turi problemų ir kad aš dabar jį tikrai prismauksiu, ar ne? Ir tada Piastris pradėjo staiga tolti. Tai yra, kad Leclerc'as pasiekė su savo padangom tą lūžio tašką, kai jos pradeda nesukipti visiškai. Ir kai jos pradeda nesukipti, tai ta situacija taip greitai vystosi, kad jau tuo metu ten buvo ar 3 ratai iki finišo. Man buvo įtarimas, kad Leclerc'as, ne tai, kad nelaimės lenktynių, kad jisai bus 5 ar 6. Ir čia mes kaip tik perinam prie to antro momento. Jis realiai ir išprovokavo tą avariją, galima pasakyti. Galima pasakyti taip. Įtakojo. Sunku pasakyti, ar tai buvo jo sąmoningas planas, ar tiesiog automatiškai gavosi taip, kad besivėjantis tą porelę Piastrio kovojančio su Leclerc'u Perezas atsidūrė labai arti. Ir Sainzas taip pat
Sainzas, beje, jisai žymiai didesnį laiko deficitą suvalgė, kadangi Leclerc'as gana ilgai ir intensyviai gynėsi. Ir kai atsidūrė taip arti vienas kito Sainzas ir Perezas, tai aš, ne į kamerą, bet pagalvojau, kad ten bus reikalų. Jo, matėsi. O žiūrėk, ten irgi toks momentas, kurį nepastebėjo turbūt nei komentatoriai ar užsienio, ar nežinau, ar tu pats pastebėjai, toj vietoje, kai jie išvažiuoja iš to antro posūkio ir pradeda į tiesiai išvažiuoti, yra šešėlis, o po to staiga šešėlis pasikeičia į saulę, kuris šviečia beveik į akis. Ar tai galėjo įtakoti? Galimai, nes aš įtariu iš abiejų, gal lenktininkų abiejų reakcijos į tą incidentą buvo tikėtinos, kad abu jie manė, kad jie nieko nedarė, bet gali būti, kaip tu paminėjai, kad labai toksai nesąmoningas išorinis faktorius, tai yra kaip tu matai geometrinės formas, tam tikru apšvietimu ar ne, kad juos į ne visai tikrą realybę geometrinę įvedė. Ir kad klaida galėjo būti būtent atsiradusi dėl to, kad jie neteisingai įsivaizdavo, kas yra tiesi lenktyninė ar tiesi trajektorija. Nes toksai susidūrimas tiesiojoje, kur yra vietos, tai jisai absurdiškai atrodo. Absoliučiai. Ir vėlgi, jeigu klaustų manęs, kieno aš pusėje, ar ne? O, labai įdomu. Aš sakyčiau, keliais procentais aš būčiau Sainzo pusėje. Už kaltę Sainzo ar už kad Perezas labiau kaltas situaciją. Ir tik dėl to, kad Sainzas šiek tiek... Jisai matė viską. Jisai pusę korpuso buvo priekyje, tai yra, kad Perezas turėjo geresnį vaizdą į situaciją. Jisai valdė situaciją, jisai galėjo atsitraukti, o Sainzas ne. Tai būtent tik dėl to aš atiduočiau didesnę kalties dalį, ko gero, Perezui. Bet teisėjai, man atrodo, visiškai teisingai pripažino racing incident. Taip, čia, nes taisyklės rašo, kad kažkuris iš lenktyninko turi būti apčiuopiamai. Jo, predominantly angliškas terminas, tai jeigu to nebuvo, tai vadinasi to. Tai va, taip atrodo nepastebimai Piastris laimėjo antrą savo lenktynes. Smagu. Bet kita vertus, jisai pats buvo kalvis savo likimo. Taip, vėlgi Norisas reikšmingai prisidėjo su tuo, kad jisai palaikė Perezą. Nes jeigu Perezas būtų aplenkęs dėl savo ankstyvesnio sustojimo Piastrį, mes visiškai nežinom, vėlgi, kodėl Piastris išlaikė persvarą padangų lenktynių gale. Todėl, kad jis važiavo pirmas. Švarioje, taip. O Leclerc'as nužudė savasis tik dėl to, kad jisai Piastrį atakavo visą laiką. Ok, tai apie lenktynes. O dar toks momentas, kuris po lenktynių išaiškėjo, nežinau, ar tu apie tai žinai, atsirado gandų apie McLaren mini DRS, taip vadinam. Ir tu matei tos video, kur tiesioje kampukai šiek tiek atsidaro sparno ir tarsi taip praleidžiama daugiau oro, tarsi pagreitėja. Neturiu savo matymo šito sprendimo, todėl kol kas nenoriu komentuoti dalyko, kurio savo, nepripažinau vienu ar kitų kampų. Okay. Manau, kad bus čia apie ką pakalbėti ir kitą kartą. Singapūrė bus įdomu. Kalbant apie lenktynes, tai tikrai negalima nepaminėti dviejų, nedebiutantų žinoma, nes abiem atvejais tai buvo antras Grand Prix startas ir Bergmano ir Kalapinto atveju, bet abu, fantastiškai pasirodė. Ir jeigu Bergmanas jau važiavęs Ferrari ir pademonstravęs tokį, sakyčiau, gana brandų, ir atsargų, bet ir kartu ir orientuotą į rezultatą pasirodymą, tai Kalapinto, kiek aš matęs Formulės 2 lenktynių, tai jisai nėra toksai be nuodėmės, taip sakykime. Netrodo jisai labai jau toks subrendęs ar susiformavęs žmogus. Tai būtent Kalapinto tikrai maloniai nustebino, nes jisai su Albonu, sakyčiau, kaip lygus su lygio, o Albonas, sakyčiau, aiškiai nebloga vertė rinkoje. O kaip tu apie Formulę 2 kalbant, nes aš irgi pastebėjau kelintą kartą, jie abu, šitie, pavyzdžiui, vaikinai, Berman ir Kalapinto, jie nėra netgi iš top 10, jeigu aš atsimenu. Jie tokie visiškai vidutiniokai, bet Formulė 1 iš karto važiuoja pakankamai gerai. Žinai, aš istorijoje mačiau daug atvejų, kaip žmonės
net nevažiavę Formulėje 2 ateina ir Formulėje 1 rodo, tokį Kimi Raikkoneną prisiminkim, bet aš manau, Ayrtonas Senna, Martinas Brundles, čia mes galime dėti. Tai yra, kad vėlgi yra tokių žmonių, kurie ateina ir užgesta toj Formulėje 2, bet yra tokių, kurie lyg ir netrodo daug žadantis, bet žmonės, kurie turi galimybę jiems duoti laiko simuliatoriuje, ar penktadienio pirmoje laisvoje treniruotėje pasirodyti, tie žmonės turi prieimą prie telemetrijos, jie mato, kaip žmogus bendrauja su inžinieriais, kaip jisai mato reikalus. Okay. Tu manai, kad čia toks labiau atsiskleidimas, ne? Aš manau, kad mes tik stebėdami tiesioginės formulės transliacijas tikrai turime prieimą prie 5% Dalelės, taip. informacijos, ir iš šalutinių kitų dalykų, ar ne, bet mes mažai ką žinom. Ir aš manau, jeigu, tarkim, Antonelis dar vienas toksai, kuris dar nevažiavo, ar ne, formulėje, bet jis jau turi kontraktą su Mercedesu. Su Mercedesu, kuris klaikiai konservatyvus tuo požiūriu. Įdomi tema, nes jo būtent pasirodymą Formulėje 2 aš stebiu ir aš ten nematau kažkokių... Ir jis kol kas jokių stebuklų nerodo. Ten kažkokia pergalė, sprintas, bet kažkokių tai stebuklų ne. Kol kas stebuklų nerodo, bet aš tikiu, kad Mercedesas turi žymiai daugiau duomenų už mus. Aš manau, kad mes neapžvelgiam toli gražu visko Baku lenktynėse, bet mūsų ir laiko formatas gana ribotas ir mes vėlgi nepretenduojam į absoliučią tiesą, dėl to mums gal reikia judėti prie to, kas mūsų laukia artimiausioje ateityje. Prieš einant prie Singapūro gal pakalbėkime apie kelias aktualijas, esminius momentus. Tai viena iš aktualijų tai šis sezonas yra labai įdomus, nes jau kiek 7 pilotai jau turi pergalių iš 4 komandų. Tai 2012 buvo panašu, ten buvo 8 lenktynininkai, bet ten buvo iš 6 komandų. Tai mes matom, kad šis sezonas labai staigiai nuo kada jis, nuo kažkur Japonijos gal. O buvo žmonių, kurie ten po 5 lenktynių šiais metais tvirtino, kad viskas čia padaryta ir viskas supakuota, tai gal pasisveikinam visi ir pereinam prie kitų metų. Maksą pasveikinam. O pasirodo, mes turime vieną geriausių sezonų Eva ir vėlgi mes čia matyt prognozuosim, kas bus greitas ateinančiose lenktynėse Singapūre. Ir sakyčiau, kad tai yra pats nedėkingiausias užsiėmimas, kurio galima užsiimti šiuo metu, nes sezonas tikrai nenuspėjamas. Taip, kaip ir palėtėm temą apie šį unikalų sezoną ir tą momentą, kai Verstappenas ir Red Bull pradėjo tarsi arba nustojo laimėti taip, kaip prieš tai, dominuojančiai. Ir man kažkodėl atrodo, kad tai susijęs su Adrianu Newey, kuris, kaip žinia, nuo kitų metų bus Aston Martin techninis partneris, tai turės įtaką didesnę komandoje negu paprastas technikos direktorius. Tai jisai bus ir bendrasavininkas netgi Aston Martin. Bet prie ko aš vedu? Nuo to laiko, kai jisai atitraukė savo rankas ir dėmesį nuo Red Bull bolido, tie rezultatai ir suprastėjo, sakykime taip. Kol kas aš neturiu geresnio jokio paaiškinimo Red Bull komandos formos, kaip būtent šitas. Ko gero šitą spėjimą patvirtintų, ar kaip sakyti, tikrai jau taip geležinių būdų užtvirtintų, jeigu Red Bullio forma laipsniškai degraduotų ir toliau. Bet gali būti ir kitaip. Tai yra, kad gali būti, kad jie atvažiavę į kažkokią trasą, tikrai tai nebus Singapūras, kažkurią trasą jiems gali lygtai pradėti groti tas ansamblis, kuris yra viskas kartu paėmus. Bet pagyvensim, pamatysim. Man atrodo taip, ašinis asmuo šitoj komandoje, vienas iš ašinių asmenų buvo be abejo Adrianas Newey. Vėlgi labai didelę įtaką rezultatam darė pats subrendęs, visapusiškas Maksas Verstappenas. Bet kaip matome, koks geras lenktynininkas bebūtų Maksas, jeigu vienas nedidelis mažmožis tam komplikuotam ansamblėje nedirba, vienas varžtelis neprisijungia, ir visa tai byra į šipulius. Ir toks
toks pasitraukimas Adriano Newey, ko gero, gali žymiai didesnį įtaką padaryti, negu pati Red Bull komanda galvoja. Manau, kad jo, Gali būt. Manau, kad taip ir bus. Apie Newey kalbant, keletą skaičių specialiai ištraukiau. Tai Adrianas Newey yra, jeigu jį būtų galima sulyginti su komandom ir lenktynininkais, tai jisai yra vos net titulačiausias lenktynininkas brūkšnelis komanda. Jo sąskaito yra 12 konstruktorių taurių. Tai yra, tu sieji tuos skaičius su automobiliais, kuriuos jisai kūrė. Kuriuos jisai kūrė. Tai Williams, McLaren, Red Bull. Čia iš esmės 13. Aš dar prisimenu dar tokį Leighton Housą, su kuria titulų jisai titulų su Leighton Housu neturėjo, bet aš atsimenu iš jo paties prisiminimų, kaip Prancūzijos trasoje, man atrodo, Ivanas Kapelis tada vieną iš Leighton Housų vairavo su atmosferiniu Jet, man atrodo, varikliu, o tada turbina buvo viskas, kas galėjo laimėti. Tai tuometiniai čempionato lyderiai Alaną Prostą, Ivanas Kapelis su Leighton Housu, ten toj Prancūzijos trasoj buvo toksai labai greitas ilgas posūkis. Tai jisai Prostą ten aplenkė su tuo Leighton Housu išoriniu radiusu. Čia Dijon gal trasa, ne? Trasa buvo, Prisipažinsiu, kad neatsimenu trasos pavadinimo, jinai jau senai nėra Formulės 1 čempionato tvarkaraštyje, bet aš puikiai prisimenu. Ir tai pademonstravo, kokį svorį gali turėti toksai specialistas, kuris, gal specializavosi labiausiai aerodinamikoje, bet kita vertus jisai turėjo labai platų ir turi, ir dabar tebeturi, atsiprašau, žinoma, turi labai platų požiūrį į automobilį, kaip organizmą. Kaip visumą, taip. Ir jisai puikiai įsivaizduoja, kokie elementai duoda didžiausią naudą. Ir būtent juose jisai sutelkia savo dėmesį. Man taip atrodo. Čia dar yra apie Adrianą. Kiek aš žinau, tai yra tiesa, jisai yra vienintelis iš bet kokio lygio, ar technikos direktorius, ar tai būtų dizaineris, iš bet kokio lygio Formulės 1 inžinierinių darbuotojų, kuris paišo ranka. Jisai turi tą, kaip jisai vadinasi, aš nežinau, ką. Taip, jisai netgi tada, ne kompiuteriu viską daro. Kai atėjo į McLareną ir jį nustebino, pribloškė tiesiog ta pilka ir Rono Deniso dizainas, patalpų, aprangų, visko. Jisai buvo šokiruotas tiesiog. Bet jisai paprašė jo kabinete pastatyti tą braižymo lentą. Braižymo stalas lenta, taip. Aš irgi prie braižymo lentos jaunystėje esu praleidęs labai daug laiko ir tai dar vienas iš mano pomėgių, kuris vis tik mane paliko prie Formulės 1 kaip pagrindinio. Aš automobiliais labai domiuosi, bet Formulė 1 vis tik to dėmesio didžiąją dalį valgo. Okay. Ir džiaugiuosi tuo iš esmės. Okay. Tai ką, tai apie Adrianą, jeigu dar iš tų gandų. Jisai pradeda dirbti 25 kovą oficialiai, aišku, kažkokių patarimų jau neabejoju, kad jisai ir reikia paaiškinti, ką tai reiškia, kad 25 metų bolidas kovo mėnesį jau važiuos. Jau važiuos, taip. Tai reiškia, kad Adrianas Newey absoliučiai nebus niekaip susijęs su 25 metų... Tiesiogiai ne, aš taip sakyčiau. Tiesiogiai nebus. Šitą žvalgybos, aš manau, kad konkurentai pasirūpins, kad taip ir būtų. Okay. Nes geriausia policija Formulėje 1 yra konkurentai, ar ne? Taigi neteisėjai ten pastebi, kad kažkoks sparnas, kažkoks... Neteisėjai tikriausiai pastebi. Čia tiesa. Okay. Ir įdomus dar momentas, kad pagal tos pačius gandus jo atlyginimas, honoraras apie 20 milijonų svarų sterlingų tik tai bazė. Ir jeigu bus, nežinau, ar pirmais metais ar antrais bus laimėtas titulas, tai išauks iki 30. Čia yra fantastiniai pinigai, kalbant apie žmogų, kuris ne lenktynininkas, net ne komandos vadovas. Bet mes žinome, kad tokių aukščiausios grandies vadovų ir lenktynininkų honorarai nėra įskaičiuoti į biudžeto lubas, į tas ribas nėra įskaičiuoti. Tai yra geros naujienos. Ir Lorenzas Strollas dar turi galimybę tą savo kolekciją tobulinti toliau, man atrodo. Lorenzas Strollas tai yra Aston Martin komandos ir Aston Martin kompanijos visos naujas savininkas. Labai rimtas vyrukas, kuris pradėjo savo verslą, jeigu aš gerai pamenu,
Jisai Kanadoje, Monrealėje ar kažkur turėjo Ferrari atstovybę, dealershipą. Tai yra vienas iš pirmojo verslų. Žinai, kai aš išgirstu Stroll pavardę, tai aš dažniausiai pagalvoju ne apie tėvą, o apie sūnų. Ir tai faktiškai jam garantuoja vietą perspektyvoje galbūt pačios perspektyviausios Formulės 1 komandos kokpite. Taip. Čia irgi įdomi tema, Strollas jaunesnysis yra įdomi tema, bet galbūt kitam kartui. O ką dar aš tokį turiu pastebėjimą dėl to paties Adriano ir Maxo Verstappeno. Noriu irgi tavo nuomonės. Mercedes ir Toto Wolffas, komandos vienas iš bendrasavininkų ir vadovų, atvirai kalbėjo, kad norėjo Verstappeno jau kitais metais pas save, ne, vietoj išėjusio Hamiltono į Ferrari. Ir jie kalbinėjo, ir nieko nepavyko, ir jie tą temą, tarkim, atidėjo, bent jau metams. Ar tu manai, kad tai buvo Verstappeno klaida, žinant Adriano Newey išėjimą ir galimą Red Bull kritimą formos? Ar tai buvo jo klaida neįti Mercedes? Ar jau jisai turi minčių 26-iems ir Aston Martin? Aš beveik garantuot galiu, kad 25-ais, tai yra ateinančiais metais, Aston Martinas netrodys niekaip stebuklingai. Beveik garantuoju. Tai yra, kad Maxas turi laiko gauti geresnius vaizdus, gauti geresnius patarimus ir geriau matyti savo ateitį. Ir kad jisai prekinę vertę turės netgi po nelabai sėkmingų metų, kokie gali būti jam sekantis, tai yra 25 metai, aš manau, jo vertė labai menkai sumažės. Tai aš būtent taip žiūriu šitą situaciją. Kad jisai pasiėmė tokį saugiklį. Manau, kad negu rizikuoti. Tai ką, sekantis etapas mūsų laukia Singapūre. Pirma Formulė 1 trasa, kurioje vyko naktinės lenktynės 2008, taip? Įspūdingas absoliučiai miestas ir ne iš karto suvoki, kaip ten galima pamatyti Formulę važiuojančią naktį. Na, bet atrodo, neįmanomų dalykų nėra ir po to, kai Liberty Media perėmė Formulės 1 valdymą, panašu, kad būtent į Singapūro tipo lenktynių pusę juda dabar, ar ne? Viskas. Taip. Todėl, kad jas galima tikrai padaryti įdomias žiūrovam, kad galima aplipdyti įvairiais renginiais, masinio vartojimo, prekėmis ir panašiai ir taip toliau. Tai Singapūras, ko gero, buvo toks šauklys to, ko galime tikėtis. Na, dabar jau, žinoma, praėjo nemažai metų, jau mes matome to pasiekmes. Jau yra daugiau, bet sutinku, nes čia toksai interaktyvumo ir žiūrovų integracijos pliūpsnis buvo naujas. Aš beje, kaip tik 18 metais, čia buvo pirmi, man atrodo, po Liberty Media perėmimo Formulės 1, nes jie 17, jeigu neklystu. Galbūt. Aš kaip tik buvau Singapūre, buvau lenktynės, žiūrėjau kvalifikaciją, žiūrėjau lenktynės. Mane nustebino, kad kaip arti ten galima prieiti prie trasos. Tai už atitvarų taip, bet aš turiu keletą video, kaip lekia pilnu atidarytų akceleratorių ant posūkio. Apie 2-3 metrai, man atrodo, tik tai. Tai Europoje tokių trasų nėra. Tu kažkur sėdi toli arba stovi turi už atitvarų. Tai man žiauriai patiko experiences, nors aš realiai važiavau pas draugą, kuris gyveno ten. 30 valandų mano buvo apsilankimas Singapūre, aš atvažiavau, pažiūrėjau kvalifikaciją, pamėgojau, jetlagas. Įtemptas grafikas turėjo būti. Jo, lenktynės ir viso gero. Bet buvo faina. Tikrai įdomi trasa, na gerai, kokia jo specifika, gal reikia paminėti. Mes taip visi suprantam, kad tai miesto trasa, vėlgi galima tam tikras palyginimus daryti su praeitomis lenktynėmis Baku, nors skirtingos trasos. Visų pirma, kuo pasižymi Singapūras, kad yra daug nelygumų paviršiaus labai. Ir kodėl pernai Red Bullis laimėjęs faktiškai viską iki Singapūro lenktynių, viską į vienus vartus. Ir Perezas galėjo laimėti, net važiuoti ten 18. Ir jie atvažiavo į Singapūrą ir neprisimenu, kur kvalifikavosi Perezas, bet Verstappenas kvalifikavosi 11 vietoje. Po laimėtų visų čempionato etapų įgytų lenktynių. Taigi, trasa, kurioje... 11 ir 13.
Taigi trasa, kurioje labai didelė tikimybė, kad Red Bullis gali atrodyti žlugdančiai prastai. Žinant, kaip jau Baku lenktynėse kai kurios komandos vidutiniokės atrodė, tarkim, tas pats Williamsas, Haasas, vėlgi aš manau, jeigu Alpina būtų neprisidariusi į kelnes su ten mechaniniais gedimais visokiais savo komponentų, tai Alpina irgi tikiu, kad Baku būtų žymiai geriau pasirodžius ir ko gero būtų kapojusi dėl vietų 10-uke. Bet Haas ir Williams teisingai pastebėjo, jie kažkaip tokio tipo trasose visą laiką pavažiuoja. Jeigu mes pažiūrėtumėm į Red Bullio šansus Singapūre, tai aš įtariu, kad šiais metais 5. vieta maksimum. Labai liūdnai gali. Labai liūdnai. Taip, pernai jie ten ėmėsi rizikingų sprendimų lenktynių metu, ten su padangomis, bet tik dėl to ėmėsi, kad jiems trūko greičio. Tai yra, kad jie desperatiškų žingsnių ėmėsi. Tai šiais metais, man atrodo, jie jau bus pasiruošę desperatiškai situacijai tokiai. Jie šiek tiek, jo praeitais metais jie šiek tiek pagerino savo padėtį, bet Verstappenas atvažiavo 5, o Perezis 8. Vėlgi, kas ten labai dramatiškos lenktynės buvo dėl to, kad Mercedesai pasikeitė padangas, pasinaudojo, paaukojo šiek tiek pozicijas trasoje, tam, kad lenktynių gale turėtų padangų persvarą. Ir gale Russell. Ir jie ten vos nepapjovė tuos 2 pirmavusius, bet Russellas paskutiniam rate. Taip. Ten gailus vaizdas buvo. Apmaudžia klaidą, užkabino sieną. Tai va, šitie dalykai vėlgi ko gero verčia galvoti, kad mes žinom, kad Sainzas irgi labai jisai neblogai Baku atrodė. Ir spėju, kad Sainzas gali labai neblogai Singapūre irgi atrodyti. Tai va čia po truputėlį perinam prie mūsų turbūt paskutinio segmento, sakykime, podcast'o, kur ir aš ir tu spėtumėm, kaip atrodys kvalifikacijos trejetukas ir lenktynių. Aš spėsiu tik, kadangi man nereikia to patvirtinti kažkokiais aš užsirašysiu. Kieta valiuta. Kvalifikacijoje sakyčiau, kad gali būti greičiausias Charles Leclerc'as. Rašom. Manau, kad Piastris irgi gali būti labai pavojingas, tarkim, jisai gali būti 2. Ir čia tam tokiam, kaip sakyti, visų vaizduotėjai sukiršinti 3 vietoje aš pastatyčiau, net neįsivaizduoju. O tikrai gal Alboną kokį. Čia drąsu. Nes aš manau, kad Singapūre gali būti netikėtų dalykų. Aišku, Albonas nėra didelė tikimybė, kad bus 3, bet kodėlgi ne. Tai jeigu galima, aš pasidalinsiu. Mano kvalifikacija turėtų mano galva atrodyti taip. 1 Leclerc palpozicija, 2 aš įrašyčiau Norrisą ir galbūt su nedideliu atsilikimu, su kažkokia nežymia klaidelė. Nes Norrisui realiai reikėtų imti jauti už ragų, nes laiko vis mažiau. Tos smiltelės iš tos pusės laikrodžio taip. Vis greičiau baiginėjasi. Taip. O 3, čia aš blaškausi tarp Sainzo ir Piastri. Tiesa, Sainzą aš irgi ten į prizininkus norėčiau kišti, bet... Įrašysiu Sainzą. Aš Ispanijoje praleidau ilgą laiką, tai man me gusta. Sainzą įrašysim, gerai. Ir tai apšnekėjom kvalifikaciją, o kalbant apie lenktynės, irgi paspėliokim, kaip jos galėtų atrodyti. Jos gali atrodyti panašiai kaip prisimink šito šalmo, kurį mes turime ant stalo rekvizite. Ne konkrečiai šito šalmo, nes čia yra būtent replika, bet čia tikrai istorinė asmenybė, kalbant apie Singapūro lenktynes. Ir ne visai gera prasme istorinė asmenybė, nes mes atsimename tą milžinišką skandalą, po kurio iš Formulės 1 buvo, nepasitraukė, tiesiog buvo išmestas tas pats Flavio Briatore, kuris dabar grįžta jau į Alpine komandą, kol kas patarėjo rolėje. O šitą šalmo repliką, manau, kad kai kurie žiūrovai
nesunkiai prisimins, kad tokį šalmą naudojo tuo metu Nelsonas Pikė. Čia 2009. Ir aš turiu galvoj ne Nelsoną Pikė, tą 3 kartus pasaulio čempioną, o jo sūnų jaunesnį Nelsoną Pikė. Tai va, kuris tariamai padarė specialią avariją tam, kad lenktynėse nugalėtų būtent Singapūro trasoje Alonsas. Tai va, tai tu nori pasakyti, kad prognozių neįmanoma prognozuoti Singapūro lenktynių neįmanoma absoliučiai, bet mes drąsūs žmonės galime imtis tokios rolės. Ir visų pirma, kuo aš esu beveik tikras, kad lenktynės gali būti nenuspėjamos. Bet galimai nenuspėjamų lenktynių scenarijoje, taip, ten 18 rate Lensas Strolas prasikirs kairį galinį ratą atsirėmęs į barjerus, tuo pasinaudos puikiausiai Piastris ir sustos, kadangi tuo metu važiuos pro boksus. Ir taip toliau, galima scenarijų rašyti tolyn, bet viskas vyks absoliučiai kitaip. O kaip nenuspėjamas. O kaip jo tikrai sugalvoti bus sunku. Pabandom tada vis tiek trejetuką įrašyti, netgi tu gali iš savo perspektyvos, gali priimti kaip sąlygą, kad viskas bus nuobodu, arba gali priimti kaip sąlygą, kad bus nenuspėjamas. Visų pirma, reikia sugalvoti, kas greičiausią ratą nuvažiuos. Ir aš spėčiau, kad greičiausią ratą nuvažiuos žmogus, kuris neturės ko prarasti ir paaukos ne poziciją, bet paaukos papildomą sustojimą boksuose tam, kad būtent nuvažiuoti greičiausią ratą, kadangi jo padėtis lenktynėse bus iš esmės beviltiška. Bet jisai turi būti top 10-ukė. Taip, jisai turi būti top 10-ukė ir kas gali būti tas žmogus, sakyčiau, Džordžas Russellas, kuris pernai ten taip paskutinėme rate sudaužė savo Mercedes bolidą. Okay, aš kalbant apie greičiausią ratą, man labai sunku, nes mano senų laikų greičiausių ratų čempionas Kimi Raikkonenas nebevažiuoja Formulėje 1, tai aš spėčiau jį, bet dabar galbūt Alonso. Aš toks visiškai iš nieko. Mažai tikėtina, bet įmanoma. Jo, mažai tikėtina, bet būtent iš tos perspektyvos, jeigu jisai važiuoja kažkur 10-ukę, pabaigoje turi didelį gapą ir paskutiniam rate įveža. Ir dabar kas nugalės, aš manau, kad Norrisui reikia laimėti. Sutinku, aš irgi turiu savo. O jeigu jam reikia laimėti, tai jį ir spėjom. Kodėlgi ne? Norrisas ir net nekeista, kad aš neminiu nei Maxo Verstappeno, nei tai labiau Pereso, bet aš manau, kad jiem gali labai sunkus savaitgalis būti. Netikiu, kad Ferraris pajėgus būtų atvažiuoti 2 automobiliais ant podiumo, nors Ferrario šansus, manau, esant gana gerais. Tai, tarkime, Leclerc'as turėtų būti 2. Okay. Ir dėl įvairumo Luisui reikia kažkada... Hamiltonas. Kažkada taip, vis tiek yra, kam jis tai patinka, nepatinka, bet jisai yra aukščiausios kokybės specialistas. Ir kartais ta kokybė vis tik turi atnešti rezultatą. Sutinku. Tai aš pakartosiu tavo 1, 2 poziciją tikrai, Norris, Leclerc, o 3 vėl įrašysiu Sainzą. Okay. Taigi aptariam turbūt jau viską, beliko tik tai padrasinti prenumeratorius prenumeruot, tie, kurie neužsiprenumeravo, dar kartą paspaust notificationus, paspausti laikus ir galit komentaruose spėti Singapūro Grand Prix laimėtojus. Burtų būdu vienam iš jūsų kitą kartą pranešim apie specialią dovaną, susijusią be abejo su Formulė 1. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito karto. Ačiū. Iki.